Lietuvos socialdemokratai rinkosi į išplėstinį tarybos posėdį skirtą Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos demokratinės darbo partijos susijungimo 15 metų sukakčiai paminėti. Minėjimą pradėjęs partijos pirmininkas premjeras Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad pats gyvenimas reikalavo, kad kairiosios jėgos, norėdamos realizuoti savo idėjas, privalo sutelkti jėgas. Ir kaip rodo pastarųjų 15 metų LSDP veikla ir jos įtaka šalies gyvenimui, šis toliaregiškas žingsnis pilnai pasiteisino. Mes puikiai suprantame, jog iššūkių tikrai nemažės. Todėl džiaugiamės, kad išaugo nauja socialdemokratų karta. Mes einame teisingu, aš manau, ir apmąstytų keliu. Nekeičiame savo principinių socialdemokratinių nuostatų. Visada žengiame ryžtingai, aiškiai matydami savo pasirinktą tikslą. Aš manau, kad taip ir elgsimės toliau. Pagrindinis jų veiklos prioritetas buvo nepriklausoma valstybė. 2001 metų sausį Lietuvos demokratinė darbo partija ir Lietuvos socialdemokratų partija susivienijo į vieningą Lietuvos socialdemokratų partiją. Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininkas Vytenis Andriukaitis, aktyviai rėmęs socialdemokratų partijos atkūrimą, iš Briuselio bičiuliams atsiuntė sveikinimo žodį. Dabar būkime atviri iš perspektyvos. Tvariai mus vertins ir įvairiai kritikos. Niekados demokratinėje visuomenėje nebus vieno požiūrio, o jo ir nereikia. Socialdemokratinė mokykla gina nuomonių pluralizmą. Bet mūdu su Česlovu galim drąsiai pasakyti, kad 2001 metais mūdviejai padėti parašai. Iš tiesų šitą reiškia tiek Lietuvos politinei sistemai, tiek socialdemokratijos ateičiai, tiek jaunai socialdemokratų kartai, tiek ir Lietuvos žmonių pasitikėjimui, kuris dabar išreikštas viešosios nuomonės tyrimuose. Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininkas, kovo 11-osios akto signataras Česlovas Juršėnas savo prisiminimuose išskyrė svarbiausias dviejų partijų susijungimo aplinkybės. Mums visiems ir kitiems, kurie stebėjo tą procesą, svarbu tai prisiminti ir išvadas pasidaryti, kadangi jos buvo svarbios tada, iki susijungimo, jos svarbios ir šiandien praėjus 15 metų. Prisiminimais ir įžvalgomis, kuo svarbus prieš 15 metų įvykęs dviejų partijų susijungimas anuomet ir šiandien, dalijosi socialdemokratų partijos garbės pirmininkas Aloyzas Sakalas, partijos pirmininko pavaduotojas Seimo narys Julius Sabatauskas, socialdemokratų partijos garbės narys profesorius Dobilas Kirvelis. Lietuvos socialdemokratų partijos išplėstinėme tarybos posėdyje nuspręsta, kad partijos 34-asis suvažiavimas tradiciškai vyks gegužės 1-ąją. Ta diena bus švenčiamas ir partijos 120 metų įkūrimo jubiliejus.